Labas vakaras visiems. Galbūt visi susirinkę laukia, kad bus lengvos rungtynės, lengvas pasivaikščiojimas, bet galite paklausti vyrų, aš pasakiau Rubenui, kad nesitikėkite šito. Todėl, kad kiekviena komanda, žaisdama prieš Lietuvą, ypač šitam čempionate, žais su trigubą ar keturgubą energiją. Ir aš manau, kad Gruzijos rinktinė nėra tokia bloga, nereikia nuvertinti varžovų. Aš kaip tik manau, kad jie turi daug gerų žaidėjų, jų lyderis yra Zado Bičiulė, kuris žaidžia NBA. Jisai gali įmesti ir 40 taškų, ką jis padarė, sakysim, rungtynėse su Latvija. Na, žodžiu, jie turi talento, bet ne apie tai, apie mūsų reikalus. Aš manau, kad pradėjom gerai, buvo geras tempas, buvo geras agresyvumas. Ir mūsų šiek tiek visas tas agresija ir koncentracija dingo, kai pradėjom keitimai prasidėjo. Ir per greitai, žinoma per greitai, mes tiesiog pametėm tą koncentraciją gynyboje, kai plus 11 ir atrodo viskas tvarkoja ir ten žiūrėkit, metimas ir bauda, 3 taškai, dar kažkur tai pabėgo tokių. O šiaip, jeigu analizuoti visų rungtynių eigą, tai problema su kai kuriam susitvarkėm iki tol buvusiam, su kai kuriam nesistvarkėm. Susitvarkėm su lenta, mes laimėjom lentą ir mes buvom agresyvesni ir patys nusėmėm 9 kamuolius. Padarė mažiau klaidų, 13. Manau, kad geras požymis taip pat. Bet bėda buvo prasiveržimai, mes tiesiog nesuspėdavom vienas prieš vieną. Tik džiaugiuosi, kad mes ketvirtam kėliny lemiamų momentu ir padarėm tą, kaip pasakyti, tas esmė buvo, kad mes apsigynėm, atstovėjom. Ir sužaidėm, manau, teisingai. Yra problemų, kada mes, aišku, mūsų žaidime pagrindėje yra 2 prieš 2, tas vadinamas pick and rollas. Ir mes gauname lengvų, kaip laisvų metimų išmesti, kad mes turim pataikyti žymiai geriau negu kad dabar. Tada mums atsivers erdvė ir mes galėsime jį atakuoti vidurį iš baudos aikštelės. Tai tiek. Prašom klausimų. Treneri, kas palieka rinktinį? Nusprendėm taip, šiek tiek padėjo, sakysim, situaciją, pagelbėjo ir dėl to, kad Dariušui paūmėjo Achilas, bet nėra tai kažkokia tai tragedija, tiesiog jam reikia laiko daugiau pasigydyti, uždegimas Achilo sausgyslės. Ir jam reikia kažkur savaitės, mes to savaitės neturime, bet nėra taip viskas baisu, tiesiog sakau, kad reikia laiko. Tai šitoje vietoje kaip ir sprendimas buvo galbūt ir lengviau ir kaip pasakyti, teko atsisveikinti su Mindaugu Lukausku, padėkojus jam ir aš naudodamas progą dar kartą abiem noriu padėkoti už tai, kad jie įdėjo daug energijos ir padėjo mums pasiruošime ir buvo iki galo. Tiesiog pasitarę mes nusprendėme, kad su asistentais, su treneriais pasitarę mes nusprendėme likti su 6 dideliais ir 6 gynėjais. Klausimų bus? Vėliau. Kaip? Žiūrėjom, kaip pasakyti, to trečioje pozicijoje, jis nėra visai taip labai toks trečias, kažkur tarpinis. Ir mes taip galbūt galvojame, kad Mindaugas gali mums padėti, galbūt mažiausiai gali padėti iš visų likusių žaidėjų. Kokį šitai pasakyti. Klausimų bus. Ar dabar nesigailit, kad, sakykime, anksčiau Bukauską neatleidot, kaip sakoma? Nesigailiu nieko, todėl kad tai buvo sprendimai daryti, kaip pasakyti, nenuoseklūs, ne taip.
Ir tuo momentu atrodė tokia situacija ir būtų, aš manau, teisingi, ne kažkokie tai skuboti, o pasverti sprendimai. Sprendėm ir yra taip, kaip yra. O kalbėti jeigu ar jeigu, tai manau nerimta. Treneri, tada kalbant apie trečią poziciją, kas bus tas žmogus, kuris eisimo Jasaitį, ar bus galbūt startui, kas dalinsis trečių numerį? Yra minčių ir yra minčių galbūt net Paulių panaudoti trečioje pozicijoje. Jiem būna. Galbūt mes turėsim kažkokios tai net naudos. Ne visas rungtynės dalį rungtynių kažkiek tai. Bet taip žiūrint, kad čia mes matėm, kad yra problema žaidžiant su tokiais, sakysim, kaip Rusija, kur daug tų vadinamų swingmen, tų žaidėjų, kurie žaidžia per tris pozicijas. Ir mums reikės būti pasiruošus žaisti irgi panašiai kažkokią tai sudėtim. Mes turim ketvirtus, kurie gali įmesti. Kaip sakysim, vienas iš tokių yra Kšištofas atsitraukęs, tai manau neturėtų būti problemų išplėsti ir sudaryti erdvės Pauliui žaisti žemai. Treneri, ar dėl tų žaidėjų, tarkim, dėl Lukauskį visą sprendėt iš karto po šio mačo, ar jau tokių minčių buvo prieš rungtynes? Ne, tai žinoma, nebuvo taip, tai buvo palaipsniui, sakysim, einama prie šito sprendimo. O yra tokių nuomonių, kad abudu privalys vienas be kito, kad praranda kažką, ar būtų tokios daugybės nebijos, tuščias filosofavimas. Yra daug visokių nuomonių ir buvo visada. Aš manau, kad o kaip jie tada žaidžia vieną sienoje, o kitą sultinį? Tai ką jie po pusę brolio, jie atskiri žmonės, jie normalūs dvyniai, bet net jie suaugę. Treneri, čempionato žmonės laukia su džiaugsmu, kokie bus su būsena. Labai laukite, nerimaujate. Labai laukiu, bet nerimauju. Kaip toliau rengsitės čempionatai? Kur? Panevėžį augiatsite? Taip, važiuojam pirmadienį į Panevėžį, renkamės. Renkamės pirmadienį, taip nusprendėme, kad vis dėlto mūsų tempas, tas gyvenimo tempas ir pasirengimo tempas buvo gana intensyvus. Taip atrodo, kad mes čia nuskridom su tuo užsakomuoju reisu, parskridom, bet tai vis tiek vėlai rungtynės. Sugrįžti jau naktį, išsimiega, jau turi suvažiuoti viešbutį, kitą dieną kaip ir tas vėl treniruotėmės. Ir taip nusprendėm, kad šiek tiek mums reikia ramiau ir rytoj bus pilna laisva diena visiems, o pirmadienį mes susirenkam jau ten, kur mes būsim, savo toj bazėje. Pirmadienį mes vakare treniruojamės, antradienį vieną treniruotę. Mes turim 2 dienas pasiruošti pirmom rungtynėm ir trečiadienį į kovą. Sakėte, jau turite vaizdinės medžiagos apie Didžiąją Britaniją. Turim ir dar kaupiam, kol kas nežiūrėjau, bet žmonės dirba.